Latvija atvarė šiandien į Stegalių stumbriną. O tai reiškia retas gyvūnas, pabėgimas iš miesto šurmulio į buvimas gamtoje. Šiandien mus pasitinka stumbrininkas Vytautas ir daugiau papasakot apie šitus galingus gyvūnus. Ką jie dabar daro? Jo, mes visą laiką vienodu laiku, vieną kartą dienoje, juos maitiname apie 12 valandą visą laiką. Tai faktiškai, kai mes sakom, mums laikrodžių nereikia, mes pagal stumbrus galim žinoti, kiek valandų. O ko maitinat? Visus metus mes jiems duodam traiškytas avižas, o žiemos metu dar papildomai jie gauna šieną iš natūralių pievų ir truputį cukrinių runkelių. Kiek turite stumbrų? Šiai dienai 3 aptvaruose mes turim 26 stumbrus. Mūsų stumbrinas yra adaptacinis ir mūsų užduotis ir yra būtent iš vidurio Lietuvos atvežtas pateles, kryžmint su negiminingais patinais, nelietuviškais, ir taip gerinant genetiką paleisti į miškus. Girdėjau, kad stumbrų bandoj dažniausiai būna patelė, kaip ir Taip. ne patinas, o patelė. O kodėl taip susiformavo? Stumbrų realiai bandoj taip yra vienas tik tai yra alfa patinas, tačiau pačiai bandai vadovauja patelė. Skaičiau, kad stumbrai sveria apie toną ir kad jų ūgis maždaug apie 2 metrus. Jau labai didelė. Plius minus, jo. Labai įdomi informacija. Skaičiau, kad jie gali peršokti tvorą 2 metrų. Ar tai yra tiesa, ar Taip. tai... Yra, Bet kaip taip tai daug sverintis? Jūs dabar matot lietą, juos tokius meškiukus, taip sakau, gauruotus. Tai vat keista, kad toks... Tačiau yra ir užfiksuota, kad būtent jie, kada dirgiklis kažkoks, triukšmas, dar kažkas, stumbras faktiškai per 4 sekundės iki 60 km greitį pasiekia. Čia yra labai apgaulingas vaizdas, nes laukiniai gyvūnai be reikalo, kai mes sakom, energijos neįkvoja. Nu, kas logiška. Irgi skaičiau, kad jie dažniausiai ilsisi. Taip. Ir ypač, Bet mėgsta ir palakstyti. Tai palakstyti jie ir konkuruoja vienas su kitu, pas juos, kaip ir pas mus 4 patinai yra, pas juos yra griežta hierarchija, kas pirmas prie valgio, pagal masę, pagal amžių, išsiaiškina, ir tas konkuravimas jų hierarchiniai sistemoje, kas aukštesnė vietą užims, tai tada jie ir pakovoja. Kartais lankytojams pavyksta ir tokių vaizdų pamatyti, kai čia šitam smėlyne tik tai dulkės kyla, kada jie tarpusavį galinėjasi, tai būna ir tokių vaizdų. Kai mes atvykstam darbo metu, kai jūs dirbate, tai galima užeiti dar ir į namelį. Kviečiam užeiti į mūsų teritoriją, tai nebijokit, tai nėra namai, kuriuose gyvena stumbrininkas ar darbuotojai, tai yra pagal tradicinę dzūkišką architektūrą pastatyti pastatai tam, kad įsilietų į šitą kraštovaizdį, ir tai yra daugiau lankytojų centras, kur mes turim galimybę lankytojams parodyti būtent laisvėje ir aptvaruose kitus stumbrus, kuriuos mes irgi stebėm būtent tik vaizdo stebėjimo kamerų pagalba. Apibendrinant, tai ne zoologijos sodas, tai laisvėje gyvenantys stumbrai. Galite atvažiuoti ir jūs nepamatyti, bet pasiskambinam stumbrininkui, atvykstame jo darbo metu, kai jis maitina stumbrus. Visada jos pamatysite. Sužinosite daug labai informacijos. Pabūsite gamtoje. Taigi, laikinam, stebim mane ir varom toliau su Latvija.